mes kaip NATO, formenos melodijos ant baltų lapų, juodi štampų, blogos nuojautos, mano nuodėmės gal bus pateisintos, sunku laisvam protui, su kūnu neišlaisvintų. Prisiekiu, bandau lavintis, bet kartais galva linksta ir norisi rankas nulėt, bet aišku, būčiau toks ne pirmas. Čia zapadomu pralaimėtojų, aš mandras, progresuoju nuolat, net jei rūkau galingą gandžią. Sakoma, visiems užteks vietos pasaulė, mes irgi jos verti, bet čia ilgai jau stipriai šalta. Ir mes tikim, viltis šildo gal ne veltui, turim vaiko, bet karonas nepučia. Apie social media, mano, tu papasakok, nes tu už ją atsakingas, tu gi menedžeris. Nu, kaip ir jo, aš ir per visus šitos podcastus, videoklipus, menedžerio vaidmenį atlikau. Taip pat aš ir atlieku ir jo puslapių social media. Aišku, gal postai ne visada išeina, bet tiesiog. Ir jeigu žmonės tau rašo, žinokit, aš galiu perskaityti, ką jis ten rašo. Bet pašką patikrinti, prafiltruoti. Ne, ar galima jam rodyti ar ne. Pašką neatsikau vazosina, aš neskaitau, aš tiesiog atsakau būtent, kad jisai būtų populiarėtų tiesiog. Ne, hebra, kas rašot man į Messengerį, tai be abejo ateina tik tais man, pašką akių negano į tokius dalykus, bet kas liečia postinimus, tipo, jis turi visus slaptažodžius, aš jam pilnai atidavęs slaptažodžius visus, nu, nes mes pabratski, mes ta prasme, be jokių ten, nėra jokios paranojos vienas dėl kito, absoliučiai mes, jeigu kur nesutinkam, mes išsiaiškinam iš karto patys, ne, mums kažkaip tokių, kad ir nejaučiam to, kad kažkas ten zapadlo, kada nors kam nors galėtų padaryti. Va, tad, tarkim, 90% postų, kurie išeina, tai čia paškos daryti, istorijos taipogi. Tad jeigu kur matot kokią nuotrauką su kulka nepavykusią, tai čia irgi ne kulka, karočią. Bet ne, bratulė ir su filtrais padirbo su visko, nes aš dar atsimenu, kai tu buvai išvaręs į net tokias tolimas vietas, galima pasakyti. Kalbėjom ir tu jau tada man sakei, kad reikia kelti social media, o aš atsilikęs, hebra, aš su tom social media nedraugauju. Varbom, nes šiais laikais social media ima pirmas vietas. Tu pasižiūrėk, visi Facebook'e sėdi, kas Instagram'e, dabar TikTok'as belenkaip išpopuliarės, tai vat, reikia tenai visų judėti. Jeigu nori, kad tai daugiau žmonių sužinotų. Jo, nes aš buvau atsilikęs iš tikrųjų, aš ten ir YouTube'o savo kanalą atidariau, man atrodo, po 2010-ųjų kažkur. Man atrodo. Man atrodo, kažkur prieš 12 metų gal tik tais. Jo, tokie reikaliukai, karočių. Maždaug taip mes ką prieinam prie dabarties, ties kur mes esame dabar, jau žmonės gali ir stebėti, ir matyti. Pasitaisom, maladės. Tinkamus rūbus turi, kad pasitaisyti. Ir be abejo būtų neteisinga nepaminėti Jonavos fronto kitų narių ir dalyvių. Taip, paliubomu. Kurie buvo prieš mus ir jauniausias kartas. Jo. Šabai, tau pagarba. Daug žmonių galvoja, kad mes buvom patys pirmi Jonavoje. Taip, mes buvom patys pirmi, kurie iš to padarė grinai judesį per visą šalį. Bet iki mūsų buvo dar veikėjas Šabas, kuris buvo įrašęs gabalą. Aš atsimenu, Šabas buvo pas mane iššokęs į chatą. Vieną kartą tik su tavimi esu susitikęs, nežinau, neįsivaizduoju. Aš man atrodo, nei karto, aš esu tik tai girdėjęs, tai aš nesu susitikęs. Gatoras jį atvedė, nes jis buvo, kadangi jo mama dirbo vaikų globos namuose, jis buvo iš vaikų globos namų. Jo. Ir mes tada kaip tik darėm hip-hop idžiai instrumentalus. Ir Šabas atėjo pas mane į chatą. Ten, jūs ten ne tą darot, jūs ten ne taip instrumentalų daryti negalima, bet ką mes ten neklausysim tuo metu, žinai, mes tik... Tada buvo visai kitas. Mano kompas, mano beatas, ble, žinai. Taip. Jo, tad Šabai, tau karočių pagarba, nežinau, kur tą gyvenimas nuvedė, jeigu kada nors žiūrėsi šitą interviu ar domiesi iki šiol, parašyk, įdomu labai, kas tau kurtų, kas tu, arba gal kas nors žino likimą Šabo, parašykite būtinai. Iš be abejo su Miražu judėjo ir grafiti veikėjai. Justakas. Stay Busy, Monolitas, tau pagarba, jūs tai visą laiką gerai su tavim judėjom labai. Jeigu kam įdomi jo kelionės pradžia, jūs galite sužinoti tai iš Hiparikų podcast'o, kurie ima interviu su Ade, jis ten paminė tą Jonavos misijas GTA stiliaus. Buvo dalis Crazy Riders Crew, kurį mes sukūrėm Jonavoje.
Ir taigi tau be abejo labai didelė pagarba Justai, nes Justas tapo labai gerų writerių, labai gerai žinomų Europoje, darė visokius dalykus, kai mes grafiti veikėjus, kurie daro daug ir net ten, kur leistina, mes turim savo slengą, vadiname bjaurus žmonės, tai jūs tai tų bjaurus, karočiui, bet tau pagarba didelė atduši, iš širdies. Ir dabar Justas jau taipogi tapo ir dailininku, turi savo parodas Lietuvoje, pardavinėja paveikslus, tau didelė pagarba, seniuk, atsimenu nuo vaikystės šilti prisiminimai, labai geras esi žmogus, dėja neišėjo su tavim susitikti šį kartą, bet nieko, gal kitais metais susibėgsim. Sabas, kuris buvo daug aukščiau negu mes iš grafiti pusės ir iki šiol iš tos kūrybos dailininko pusės, tai be abejo pažengęs labai gerai. Jo, žiauriai gražius šiuo metu paveikslus piešia, kurie mane tikrai truputį ir įkvepia iš tikrųjų. Jo, nes man tikrai patiko. Nes aš atsimenu, mes kai dar buvom Crazy Writers Crew, mes tam bombinam, vandalinam, o Sabas jau tuo metu skambėjai Jonavoj visoje. Dar oficialius jau grafiti. Jo, kai šventės kokios prie kultūrkės būdavo, atsimenu, šventės ir ten jau mes niekaip negalim įsibrauti, o Sabas jau ten paišo legalius piešinius, karočiui. Nu, tėvas. Man atrodo, jis Jonavos grafiti tėvas, aš gal klystu, bet man taip atrodo. Gali būti taip, jo. Jo, Sabai, tau didelė pagarba, Sabas palaiko mus ir laimėjo, man atrodo, per Gatvės lygą konkursą laimėjo. Nežinau, aš tuo metu buvau visai kitur, tai šito negaliu patvirtinti. Jo, man atrodo, būtent ten jis laimėjo Hudiką, jis turi albumą mūsų Išsiganimas. Tad Sabai, dėkui, kad palaikai. Pagarba tau didelė iš tikrųjų, tu stumėjai Jonavą ir prisidėjai prie to viso hip-hop judesio Jonavoje, Jonavos fronto. Ir, tada judom dar prie reperių, turbūt ant antros kartos. Taip pat buvo ir nepamirškai, buvo dar tas grafitimi piešėjas toks kaip Zedas. Zedai, Laurinas. Klausyk, Laurinai, jo, mes buvom su juo susirašę prieš kokią savaitę, Zedai, dovano, karočiui, pamiršom, jo. Kartu su Zedu važiavom į Juodą Baltą, į Šiaulių radijos eterį, ten judėjome. Jo, ir Laurinas dabar jau tapo labai įžymių Lietuvoje fotografų. Jo. Dalyvauja daug. Netgi, žinai, dabar prisimenu tą, jis labai prisiminė, buvo įmetęs man atrodo, iš Adės koncerto nuotrauką. Ir ten labai gražiai, taip šiltai, kurį parašė būtent descriptioną, aprašymą. Ir tiesiog mane, kaip čia, palėtė jo ir nukėlė būtent tos laikus, kai buvo tas judėjimas Jonavoje. Tikrai tu labai maloniai tai perskaičiu. Savekiškai parašė. Savekiškai, jo. Pagarba tau, Zedai. Pagarba palibom. Va, ką mes dar iš kitų elementų be repo, kol mes neužšokom ant repo. Paminim tada. Ar ne? Paminim tada MC dar. Tai be abejo, ne, aš skau be repo. Ai, be repo? Taip. Gerai, dabar tada važiuojam prie repo, davai, po vieną. Po vieną? Davai, po vieną. Tavo antrą bangą, ne? Jo, antrą kartą. Antrą kartą. Tai, kad po vieną, kad tik du paminėsim, tu vieną, aš vieną, tu vieną. Gerai, gali. O kalbėsim abu apie kiekvieną. Apie Adę. Adė, pagarba. Didelė pagarba, iš tikrųjų, man labai patinka su juo bendrauti, iš tikrųjų. Labai šiltas žmogus, tikrai jam pagarba už tai. Jo, Adė, tau atdušai respektas, nes aš tave laikau tokių atlikėjų unikalių labai, kuris gali surasti tą ryšį su klausytoju. Ant tiek tiesioginį ryšį, kad tai yra iš geros pusės pavydėtina, nes aš labai džiaugiuosi tavo sėkme, tu irgi tu sprogai, tu parodai, kaip galima padaryti teisingai. Aš suprantu, tu dirbai ir su Šiaurė be abejo, ir ten, ta prasme, turbūt jūs gal tos kažkiek laurų dalinatės, bet kadangi aš pats darau repą, kaip iš repo pusės, bratulė, tau labai didelė pagarba.
labai džiaugiuosi, kad tu seki ir darai ir toliau judytų labai stipriai, grinai, kai lokomotyvas varai. Esi unikalus iš tikrųjų. Ir visą laiką, net žinai, mes pažiūrim iš šono su Hebryte, va, Paška pasidalina, kokiu podcastas išėjo tų pačių Hipariko, ne, kur iš tavęs. Aš iš karto numečiau. Iš karto numetė Pašką ir... Nes jisai tikrai man patinka, jis paminė būtent to Miražavo, sakykime, irgi man taip, irgi tokį malonumą suteikia. Jo, be abejo, tai yra labai Tai va, tas malonu, bet man net, žinai, labiau taip, va, kaip Adė laikosi. Kad jis visą laiką išsilaiko paprastų pacanų, žinai, ta prasme, nėra jokių pointų. Nėra tokių pointų, tokių. Jo, nėra jokių ten zanosų kažkokių, laikaisi savo vietoje, darai gerai, visi tave pripažįsta. Bratulė, dušai, tau respektas labai stiprus, judėk tik į priekį, Bling Records dabar turi, ne? Taip, dabar Bling Records. Gabale prisirišom tavo instrumentalas, kūrė instrumentalus nuo vaikystės, karoči, tame repe verda ir tempia kitus, Adė, tu esi maladėts. Davai, dabar mano eilė tada, ne? Kaimyną savo tada paminėsiu pradžioj. Hebrytė ir dovanoj, mes ne tai, kad ten einam nuo topo žemiau, kiekvienas mums esate svarbus, ką mes minėsime, tiesiog, kadangi mano kaimynas, pasakysiu Mad Money. Nepriklausomai taip, aš suprantu, Mad Money dabar Kaune, ne, ta prasme, bet jis tai savo šaknys prisimena, jis ir gabaluose paminė, žinai, kad jis iš Kem 3 namo ir viso takoje gyveno 3 laiptinė nuo manęs, pas mus aplamai tas namas buvo Mad Money, Jonavos meras Mindė Sinkevičius, karoči, mano klasiokas iš gimnazijos ir aš, karoči, 7 būtė, žinai, toks produktyvus namas, žinai, ir Mad Money, tau irgi labai didelė pagarba, nes, kaip jeigu negalima jūsų lyginti su Adė, be abejo, niekaip, nes jūs esate visiškai skirtingi žmonės, bet jeigu Adė, tarkim, aš, žinai, laikau kaip unikumų, unikalus žmogus, natūralas, tai būtų žodis, turbūt, kurį norėčiau panaudoti. Mad Money Gedas yra, karoči, strategas. Žinai, jis kaip su šachmatais žaidžia ir tam reikia daug proto, disciplinos, žinai, jis ištyrinėja pozicijas, kokią poziciją jam užimti, kaip jam iki ten dasigauti, užsibrėžia tikslą, siekia, nebijo, eksperimentuoja. Seni, tau iš tikrųjų pagarba labai didelė, tu taipogi kaip Adė įrodėte, kad galima sprogti, karoči. Tau tai patinka, ne, gabalas. Tai turbūt pirmas jonavietiškas gabalas, kuris už Lemą perėjo. Aš žinok, neseku statistikos, negaliu to pasakyti, bet gali būti iš tikrųjų. Man atrodo, jeigu net aš klystu, aš gan arti esu to gali būti, neseku statistikos. Ir tolimesnė kūryba yra labai gerai. Neseniais prieš keletą mėnesių paleido tą Šventą Trejybę, antrą dalį padarė 3 gabalus, tam paminė ir Adė, ir Karūną. Ar Karūną ir Domą ten paminė, aš neatsimenu. Bent kuriuo atveju. Seniuk, tau didelė pagarba iš Jonavos visą laiką bus, nes tu pasiekei ir seki ir toliau varyk, didelė pagarba dušai. Važiuojam. Taip. Tu jau prieš tai, kai paminėjau Adę, tu paminėjai Šiaurę, tai aš sakau Šiaurė. Šiaurė, maladėts. Šiaurė Records. Visa Šiaurė Records. Ką? Visa Šiaurė Records. Ne, visą minim kaip Šiaurė, kaip grupė. Šiaurė Records, paliubomų. Šiaurė, jūs esat maladėts, judat, pagarba jums štai. Vis tiek, MTV kaip ir bebūtų, savo studiją Vilniui dirbo žmogus. Šaunu. Vitukas man bitų kiek buvo prikišęs. Mantvidas man suvedimus darė. Ir kartais už dyką, ir kartais už labai gerą prieinamą kainą. Tad nepriklausomai nuo teorkių, klausyk, Šiaurė Rek, nepriklausomai nuo teorkių, pagarba jums iš tikrųjų, pagarba. Esate maladėts. Tu paminėjai Šiaurę, aš tada Ropkę, karoči, paminėsiu. Ropkė, pagarba, Bachūras, tu maladėts, karoči, o taip šiltai mūsų sutiko. Labai žiauriai šiltai. Aš iš tikrųjų su Ropke būtent antrą kartą per visą laiką susitikau. Aš pirmą. O aš antrą.
Nors jisai va, jau kiek laiko Londone, bet pirmą kartą, atsimenu, beros per Lithuanian Flavą, krapštuko tūsą, va, tada va, kažkaip tai rūkykloje va, susitikom, pasveikinom, pakalbėjom, tikrai malonu. Tikrai malonu įspūdį, o tada paliko, o dabar tai tikrai labai, labai malonu. Seniuk, tu Labai net neįsivaizduoji šiltai. turbūt, ant kiek didelį potencialą tu turi, bratulė. Nes kaip tu judyva, kaip tu viską darai, kaip tu išsilaikęs, ant kiek tu atsidavęs savo reikalui. Aš linkiu tau tik tais tiesaus kelio į viršų, karočiui. Ir kad jeigu kokie sunkumai nutiktų, kad visą laiką būtų žmonės, kurie tave palaikytų, pastumėtų. Labiausiai linkiu be abejo, kad ir pats galėtum vystysti viską. Tau labai didelė pagarba iš tikrųjų. Ir kaip jūs judat su Ukmergės Zoo dabar, su čiveliais iš Ukmergės. Žiauri man irgi. Krasava, belissimo, blėd. Ir va, tie bitai, kaip tu dirbi su tais bitais ir viską, labai didelė pagarba. Man kaip pasakyti, gali daug žmonių galvoti, kad tarkim, nu va, kas daro old schoolą, tai tarp visi daro boom bapą, ne? Bet man boom bapas yra biški taip, kaip savotiška tokia skiltis, žinai. Ir va, iš tos pusės Jonavos karalius. Tu, bratulė, esi Jonavos karalius boom bapo. Galima sutikti, taip. Pagarba tau didelė, aš palaimintas, dėkui, kad sudalyvavai albume, kad bituką pakūrei. Laukit dar klipo, Klipas bus. kurį mes va irgi čia, va, tą pačią dieną, kai tu atskridai va, ir nufilmavom. Jo. Bus tikrai geras. Gerai, aš paminėjau Ropkę, ką tu... O dabar va, biški sudėtinga, nes... Matai, nereikėjo šiaurės visos minėti, reikėjo po vieną tau minėti. Tada Gal ir turėtum atsarginį variantą dabar. Aš pralašiu. Ne, tai prie ko čia? Mes savekus tempiam, pas mus nėra pralaimėtojų, mes savekus Gerai, tempiam. toliau tu sakyk. O, Dys. Dodi tau pagarba. Labai gerai irgi judam, buvau padaręs Dodžių klipą, bet iš YouTube'ės išėmė. Ir dabar jis dingęs. Pas mane kompas lūžo, pas Dodį kompas lūžo ir išėjo tas klipas niekur, karočiui. Gaila. Dodi, tau pagarba, tu esi geras žmogus, mes ir bendraujam, karts nuo karto dabar biškai rečiau, nei anksčiau. Pagarba tau didelė už judesį, už tai, kad tu esi geras žmogus, tikrai gerai judi. Dabar mano eilė, kadangi aš tau sufliravau, tu pasakei Dodis, dabar mano eilė. Don 47? Gerai, va, Paškas sako, Vilius Don Kem 7. Pagarba tau, seniuk. Geri Tu žvėris. Geri bitai. Man patinka. Žvėris tu ant bitų, karočiui, bratulė. Jo. Ir irgi dėkui tau labai už gabalą sąmonę, kad tu parūpinai tą bitą. Dabar va, sveikinu tave dar kartą, kad tau pagausėjimas šeimoje ir kad tu būdamas Vokietijoje, taipogi užsienį, judi ir toliau, nesustoji, darai tos bitus. Daug kam padarė bitus, iš tikrųjų, Lietuvoje, Vilius. Ja. Viliau pagarba, tu maladėts, karočiui, judėk toliau, atdušai. Tai va, kas toliau? Toliau? Aš tai pasakysiu iš karto du. Sakyk visus. DNS. Jo, Dodis su jo judėjo. Aha. Tau pagarba. Nepriklausomai, kur keliai nuvedė, ar viską tu dalys Jonavos fronto. Ir man atrodo, va, dabar galiu suklysti, Hebra, dovanokit, bet man atrodo, trečias buvo BNS. Nes man atrodo, ar kažkaip panašiai, nes jie va, įsirašinėjo toj kamurkiai. Dovanok, senė, dovanok, jeigu ne taip sakau tavo vardą, bet tau taipogi pagarba, irgi kolektyvas buvo Dodis, DNS'as ir man atrodo, o gal aš klystu, karočiui, bet bratulė, tau, karočiui, irgi pagarba didelė. Ropkė buvo paminėjęs Puff Venom, bet mes iš tikrųjų, aš asmeniškai Aš esu apie jį girdėjęs, bet vat, tik tai, kad girdėjęs. Jo. Ir negaliu daug ką, negaliu ką pasakyti, va. Bet esu girdėjęs iš apie jį. Tikrai. Jeigu ką pamiršom, Hebrytę, dovanokit,
Bet Jonavos frontas valdo paliubomą, mes padarėme, mes tokį gerą pėdsaką paliekam. O ir tai dar nėra pabaiga, nes mes dabar jau turime ir 3 kartos atstovus. Tad davai paminim juos. Nu, paminim. Davai. Nu, tai yra, pradėkim tada gal nuo Simkelo. Paliubomų. Nuo Gataro brolio. Paliubomų. Simkelo tau pagarba. Simkelo iš tikrųjų, klausyk seniuk, nepriklausomai nuo to, kokios torkios pas mane su tavo broliu, prieš tai vapšė nieko neturiu, man atrodo, tu esi labai talentingas. Labai talentingas. Tu gerai judi labai, tu iš tikrųjų gerai labai judi, esi talentingas, muzikalus žmogus, na, aplamai visa šeima muzikali, ten jau ko neatimsi. Nes matai, pas juos tėvas amžinatilsis buvo muzikantas, tai... Gataros chore dainavo. Tai va, irgi balsą gražų turi, iš tikrųjų gražų balsą turi. Jo. Ir va, Simas, ir aplamai, ten vėlgi, kaip ir sakau, dėl to gabalo Safari, ten tai yra mūsų asmeniniai dalykai su Edgaru, bet va, kas liečia Simą, ponia Audronė, turbūt irgi pykstat ant manęs, nes vis dėlto jūsų sūnus. Bet aš apie jūs tik tais gerų žodžių galiu užsiminti, visą laiką visą mūsų hebrą priimdavot labai gerai, šiltai, visą laiką palaikydavot, visą laiką, nu kaip pasakyti, suprasdavot. Ir jums, ponia Audronė, jums labai didelė pagarba. Simai, tu esi maladėts, labai gerai judi, tikiuosi judėsi ir toliau be abejo. Tikėkimės. Nes man iš tikrųjų patinka, ką būtent Simukas daro. Jo, ir aplamai su Simu, tai mes turime mažą istoriją, ne? Kai jis buvo 4 metų. Jo, nes pas Simą, karoči, va, tas repas, hip-hopas aplamai išsiuvinėtas iš vidaus. Tu gali nesimatyti tų siūlių, bet išsiuvinėta iš vidaus, karoči. Mes va, kai pasakojam apie tos freestylus, ne, pas Gatorą. Simui tada buvo 4 metai. Ir vieną dieną išeina. Mes dar, Simai, dovanok, mes tiesiog tuo metu vadinavėm tave Simučiu, ne? Išeina Simkelo mažas, 4 metų ir paduoda freestylą. Ir čia negalima be abejo sakyti, ten aš be abejo nesakysiu, kad ten buvo labai geras freestylas, negalima to tikėtis iš 4 metų vaiko, bet kad iš 4 metų vaiko tikėtis, kad jis turi savoką freestylo ir kas yra surimuoti žodžius taip, kad jie turėtų prasmę. Taip. Pagarba, paliubomų. Ir va čia buvo Simas nuo 4 metų freestylus varydavo, karočią. Tikrai didelė pagarba Simai. Toliau mes važiuojam prie... Nu, davai paną paminim tada. Nu, davai paną, nes vakar... Ne, šiandien turiu omeny... Gavo Kulka labai gerą message iš tokios panos kaip Dora Dolly, kur tikrai mums abiem labai žiauriai patiko iš tikrųjų. Bet kaip jinai sako, kaip jinai ten rašė, kad ta prasme tai senas gabalas. Gabalas senas, bet lygtais judėt nori, bet vis tiek nepriklausomai nuo to gabalas senas, bet jau, jau antrą kartą buvo tuo metu jau Darius normaliai važiavo. Jo, bet mums, ta prasme, ką turiu omeny, tai mums žiauriai tas gabalas patiko ir tikrai labai labai nustebino, nes va, būtent tai padarė pana. Ir man tai žiauriai patiko. Žiauriai jonavenski vaibai, gabale. Jaučiasi. Dora Dolly tau pagarba, jeigu žiūri, iš tikrųjų labai nustebinai. Ir va, kaip žvaigždės taip ir suėjo, ne, mes pradedam daryti, karočių, podcastą apie Jonavos fronto kronikas ir mums parašo Dora Dolly. Jo, ir labai įsiklausykit, tiesiog hebrai įsiklausykit į tą gabalą, įsiklausykit, kaip kloja, kokia šneka yra. Ten jau grinai, va, kaip galima atpažinti, MOG repą galima atpažinti, kad jis yra klaipėdenskas repas. Ten 3 Sun C galima atpažinti, kad bachūrai iš Šiaulių, ne, jums pagarba be irgi seniukai. Ir va, Dora Dolly grinai, iš karto matosi, kad... Jonava. Prie vidurio. Va, ir gabalas vadinasi, kas norit pamatyti, Dora Dolly. Kol kas YouTube kamba pavadinimu 2016, bet kiek suprantu, gabalų pavadinimas yra Karaliai miega atskirai. Kiek aš suprantu. Aš gal klystu, Dora, jeigu klystu, atsiprašau.
Va, tau pagarba, karočiui, judėk toliau, gal net supintume kažką kartu. Labai malonu, čia va, būtent, susitarsim. kad iš Panos atėjo, va toks gabalas atėjo būtent iš Panos, ne? Jo. Ir Tas technika, mane ir ir viskas. nustebino. Va tas mane ir nustebino, Jo. kad tai Pana taip va išrepavo. Tikiuosi, kad judėsi toliau. Labai tikiuosi, kad judėsi toliau. Jeigu reikės pagalbos, tiek Paška, tiek Kulka, turbūt ir aš kiti visada žmonės pasiruošę padėti visą laiką. Jonavenskus traukia paliubomų. Na ir tada trečias tai buvo, aš su pavėlavimu pamačiau tą klipą, bet Aš irgi. MVP. Jo. MVP, Vaidas, ne? Vardas, man atrodo, Vaidas. Jo, Vaidas. Berots, jo. Vaidai, tau, karočiui, pagarba. Dovanok, mes praleidom premjerą to klipo, nes mes buvome, nu, čia bėgiojom iš miesto į miestą, mes po visą Angliją, karočiui, keliavom, rinkom medžiagą. Ir vakar pamatėm tą klipą. Tu pamatėjai ir parodė. Jo, aš pamačiau būtent Visą laiką Paška pamato ir parodo. Per Brusleko kanalą. Bruslekas, tau pagarba, karočiui. Evaldas Balsys, tau pagarba. Visam fighterio klubui. Va čia irgi, jo, visam fighterio klubui be abejo, va čia ir įrodymas tas, kad Jonavenskus kelia visą laiką, ne? Nes Hebra Tikrųjų taip ir turėtų būti. taip ir turi būti paliubomų, bet dėja taip nėra visur. Deja, taip nėra. Ir va, Bruslekui ir Matas Vaicikauskas ir Evaldas Balsys. Jums pagarba, kad jūs sudalyvavote to žmogaus klipe, kad tempėt jį taipogi parodot, nes kaip bebūtų, jūs dideli žmonės Jonavos akiratyje esat paliubomų, jums labai didelė pagarba. Maciūne, dėkui tau, kad tu ir prieš tai dalyvavai jau mano klipe Juoda Balta kartu su Vovčiku. Parodė jam kažkiek fintų, Vovčikas dabar vokiečiuose, jau dabar mušasi. Vovka, tau irgi linkėjimai, beje. Kartu su Doviu judėjo, apie Dovį, kai kalbėjau, kad Vutangų komanda. Jo. MVP, karočiui, grįžtam prie MVP, aš jau Kulką nusiskynę, karočiui, visiems pagarbą atiduoti. MVP, tau, karočiui, pagarba, tikiuosi, tu judėsi toliau, viskas yra labai gerai, svarbiausia, neklausyk šliauchų, neklausyk trūchų jokių, kurie kalbės, nes visą laiką išlys. Heiteriai išlys pirmiausiai, patikėk manim, heiteriai išlys Čia pirmiausiai. teisingai žodžiu pasakyti, taip. Bet va, ką norėjau pasakyti, nesvarbu, koks negatyvumas eina, su negatyvumu eina ir pozityvas, tai žiūrėk į pozityvą ir toliau daryk reikalą, nesustok, nes tikrai tau gaunasi ir su laiku tau ateis iš techninės pusės ateis daugiau progresas, jo, va tai būtent. Jo. Ir Tik tai nesustok, jo. Tiesiog žiūrėk, kad žinai, kaip pasakyti, heiteriai jie visada bus. Jeigu tu turi heiterį, reiškia, tu jau kažką teisingai darai, supranti, nes jau atsiranda ant tiek tokia reakcija, kad žmogus negali tos rūgšties savyje laikyti ir išpila tai į eterį, kad žmonės pamatytų jo neigiamą nuomonę. Ir reiškia, tu jau iš tikrųjų judi bachūras, blin. Ir patikėk manim, tiesiog nesikoncentruok ties to, neduok jiems oro. Nes jie minta tą silpnybę, jie minta tavo grūzų. Paliubomu. Varyk toliau. Va, tu judi su tokiais tvarkingiais žmonėmis kaip Maciūne, Bruslekas ir Edvinas Balsys, tu tikrai judi tinkamą linkme. Tiesiog svarbiausia, kad pats išsilaikyk tikrų gerų žmogumi ir visa kita ateis. Kaip ir sakom, jeigu reikia kokios pagalbos arba kažko iš repo pusės, ko galėsim, to padėsim. Nepažadu, kad mes galėsim padėti su kiekviena problema, be abejo, bet ko galėsim, to padėsim. Negalėsim, pasakysim, dovanok negalim. Galėsim, pasakysim, be zaparų. Ir čia jau kaip Jonavenskis su Jonavenskais, be kapeikų, be skolų. Viskas tvarkoja. Tad pagarba tau visiems, hebryte, visiems, kas judate Jonavoje. Tikiuosi, kad gal po kažkiek mes paskatinsim hebrytę, jeigu jie žiūri Jonavoje, kad ir Jonavoje dar iškiltų veikėjų. Ir be abejo norėtume, kad visoje Lietuvoje
toliau judesys vyktų, nepriklausomai ar chebra daro new schoolą, old schoolą. Svarbiausia, kad darytumėte atdušai, kad tas repas kiltų, kad ta mūsų kultūra vystytųsi toliau, kad ridentųsi per šios bėgius rovnai, be jokių sustojimų, kaip lokomotyvas. Nu ką, karoči, prieš pabaigą, Chebrytė, kadangi pabaigėm kalbėti jau apie repą, kultūrą, bet mes su Paška vis dėlto prisidėjo prie ir gatvinės kultūros ir pažįsnį visą laiką norėjusi, dar kai mes buvom jauni, ABS laikais, atsimenu, su KRP kalbėdavom, ant kiek būtų su Gatoru, ant kiek būtų gera turėti savo brandą. Savo merčą, brandą. Jo, savo rūbus paleisti ir viso takoje. Ir taip jau gavosi, kad prieš truputį virš 2 metų atgal pradėjau aš, karoči, tą kuvierą. Jo, būtent tu, nes tuo metu aš buvau visai kitoje vietoje. Bet grįžęs, ačiū tau, kad tu patimpė mane ir... A tu juokauji, bratulė, duok pitaką, kabo čia kulka. A tu juokauji, bratulė. Nu, toks ir juokas, tiesiog tai buvo pradėtas būtent tavo. Tempiam vienas kitą pažįsnį. Pažįsnį vienas kitą tempiam, bratulė, atdušai. Jo, tai prasidėjo tas, be abejo, kuver, tai reiškia kulka ver, iš to pavadinimas ir kilo, nes Chebrytė labai patiko tas logo oficialiai, tai strateginis repas ir visą laiką rašydavo po klipais, norėčiau tokio megztinio, nes aš buvau samadėlinio pasidaręs, žinai. Ir galvoju, aš turiu. Jo. Buvai ir visiems siuntęs. Buvau visiems, ir Mirage Squad kepūrės, atsimeni, buvau išsiuntęs. Ir dar Mirage Squad hudikai buvo. Jo. Nu, jo, buvo. MK, blėt. Jo, ir pagalvojau, kad, gerai, vis tiek, jeigu Chebra nori ir norisi prisidėti kažkaip, atvičiau, mes ten, gera bus be abejo, jeigu kuveras mums uždirbs labai daug pinigų, jau ką čia, negalima meluoti, sakyti, kad nežinai, bet iki šiol uždirba, bet nedaug, žinot, Chebra, kaip pasakyti, gyventi iš to mes negalim vis dar, ne? Dar ne. Bet kaip pasakyti, pašildo, iš tikrųjų pašildo. Bet net jeigu ir išlikti tokiam labai mažam maste, mes esam gan patenkinti, kad mes tiesiog galim prisidėti prie tos gatvės kultūros, aprengti Chebrytę, duoti jiems įkainojamus rūbus, kurie išsiskiria kažko, turi savotišką skonį, turi savotišką, kaip pasakyti, vaibą. Nes mes einame link vaibo labiau. Ir mums tai malonu, mes tiesiog prisidedam prie kultūros, mes iš tos senos kartos, kai tas repas, hip-hopo kultūra iš tikrųjų reiškia labai daug, kai tu turėjai atsiduoti tai kultūrai. Ir kuverų mes turbūt atiduodam tam tikrą ir tributą tuo pat metu, kaip ir be abejo bandom jį išvystyti. Galima sakyti taip. Kaip duoklė visai kultūrai. Ir džiaugiamės, kad, turbūt šiuo metu esam vienintelis Lietuvoje street brandas, toks, kuris neišdygo ir nepradingo per pusę metų, bet iš tikrųjų išsilaiko su tokiu, tarkim, asortimentu, su tinklu, kur keliauja rūbai visur, nes keliauja dabar ir iš Tatus keliauja. Ir Norvegus po visą Europą, be abejo Lietuvoje daugiau, beje, kalbant apie kuverą, Slavka, tau pagarba, bratulė, čia mūsų žmogus, kabinos brolis iš Jonavos ir tiesiog padeda, iš tikrųjų padeda, visi karavanai, kurie eina į Lietuvą, eina tiesiai pas Slavką, Slava, tau pagarba, atdušai paliubomu. Ir kaip supratot iš gabalo Safari, be abejo, dirbome su kitų veikėjų, kas nutrūko. Ir ačiū Dievui su Paška, kadangi esame bratulios, nes Paška negalėjo iš karto prie to viso prisijungti dėl savo geografinės lokacijos. Geografinės, sėkmingai skamba geografinės lokacijos, bet aš buvau kitoje vietoje. Gyvenimiškos padėties. Bet kai tik Paška
sugrįžo į savo įprastą aplinką, tai be abejo nebuvo jokių abejonių, su kuo kartu reikia dirbti, su kuo kartu reikia judėti, nes kaip ir sakiau, pas mus viskas be kontraktų, mes ant rankos paspaudimo, ant sąžiningo žodžio, Taip. nes mes vis dar iš tos kartos, ne? Kada reikia atsakyti už žodį. Tai jo. Visada reikia atsakyti. Albumo. Jo. Ir Paška taipogi padeda ir mes einam su juo 50/50. Jis daro visus socialinius tinklus, jis pataiso kai kurios mano dizainus, turi savo dizainą irgi paruošęs. Jo, ir tikrai laukit, nes bus tikrai daug dar dizainų, kas dabar yra ruošiama dar. Jo. Tad Tikrai bus. jaučiuosi palaimintas, kad galiu judėti su tokiu žmogumi kaip tu. Iš tikrųjų, tau didelė pagarba ir tikiuosi, testo ir nesustosi mane. Ta chebrytė, dėl to, kaip ir sakau, jeigu mes būtume ten vieną penavarą, nebūtų jokių loterijų, kur mes daliname nachaliavų rūbus, nes mes žinom, kad ta prasme mes tos rūbus padalinsim, mes į minusą nesueisim, mums mažiau pliuso bus, bet chebrytė malonu. Reikia maloninti chebrytę. Paliubomu. Ir nes chebrytė mus palaiko. Ne tik muzika, bet ir būtent tokiais maikutėm, džemperiais. Nors ir menkninkis, bet šiltas, ne? Pašildo dušę. Kad ir taip, jo. Jo. Ir chebrytė dėl to džiaugiamės, nes be abejo pagrindę laimi tos prizus tie, kurie mus palaiko, kurie mus seka, be abejo, žinai. Bet kaip ir karočią apie tai vėliau, bet dėkui kiekvienam, kas palaikote. Mes niekada nepozicionuosim savęs taip, kad pirkit kuvierą, kad mes galėtume kurti. Vapšė čia yra šlepa pilna. Mano aplamai biški, man bjauru, kai žmonės pradeda maldauti pinigų, kai bomžai, blėt, ant kampų stovi, paduok man babkės, kad aš tau padainuočiau. Bahūrai, turėkit savigarbos, blėt. Kažkaip nežinau, blėt. Man atrodo, kad reikia. Jeigu tu kažką gauni, tu turi kažką būti padaręs, blėt. Žinai, sąžiningai. O tai karočiui, net jeigu kuvėras, aš kol kas neatrodo ir neturėtų kuvėras nueiti į dugną, nes kol kas tik lipa į viršų, bet kaip pasakyti, be kuvėro bus Rock One'as ir kulka, ir taipogi be kulkos ir Rock One'o bus kuvėras, hebra. Be abejo, mes kaip pasakom, kad dalis, tarkim, tiražas šio albumo purvas, tai išeina grinai iš kuvėro banko, nes mes dėka jūsų hebrytė pašildymų, bet nebūtų tų pašildymų išeitų iš savo kišenės. Nu, taip. Ne? Taip. Paliubomu. Tad dėkui kiekvienam iš jūsų. Dar kartą dėkui. Nu ką, tada judame prie klausimų. Nu, kaip ir taip. Tai klausimai ir belieka tada. Ką, aš daug tave pertraukinėjau? Pakankamai. Sunku su manim, ne? Paliubomu sunku. Labai netgi. Su kulka sunku, bet... Bet yra kaip yra. Bet saugu. Ai, tu tai norėjai. Nu gerai, tebūnė, saugu. Pažiūrėsim, ar šitą kirpsim, ar nichuja mes nekirpsim čia be filtro, hebra. Gerai, važiuojam tada prie klausimų. Nu ką, turiu karočių, bratulė, žiūrėk, kiek. Daug iš tikrųjų. Kiek čia tu daug? Daug, jie karšti. Ok. Kuri kepuraitė pas mus laimingiausia, ką tu galvoji? Nu, tebūnė kuvėro, nes viskas eina iš kuvėro kepurių. Tai tebūnė kuvėras. Tada... Hebrytė, laiminga šapulė, kažkas laimi. Davai, važiuojam. O man reikia tada, aš skaitysiu viską iš savo mobiliaškės. Bet klausimai karšti, bratulė, bet tu nesijaudink, karočiui. Bet ten... Provokuojantis? Ten pizda žopa vapšėlė. Juokauju. Gerai, varom. Pirmas eina Septolitas, kuris beje jau yra laimėjęs. Ok. Nu, pasiruošiam. Važiuojam. Septolitas. Klausia, Zulu Rock One, kiek metų jau bendraujat su kulka?
Iš tikrųjų, gan paprastas, man atrodo, gal mes minėjom šitam podcast. Nuo 2002 metų. Būtent nuo Mirko laikų, kai aš pradėjau studijuoti. 2 metai. Nu, 2. taip gal. Ja. Metu į Šapulę. Nichuja, aš nemetu į Šapulę, nes Andrius klausė kelis kartus. Ok. Kiek laiko jau kūrį bitus? Tai va, kai grįžau iš Lietuvos po studijų, nusipirkau tą pirmą MPC. Čia buvo kelinti metai? Čia buvo tarp Hebra nori tikslaus atsakymo. tikslaus, tai buvo, Hebra prilaikavo užnugarį jūs. buliama, 5, 6 ar 7, kažkas tuo metu. Tai 17, 18 arba 19 metų. Taip. 18 plus Gali būt, kad minus. 2005 taip pradėjau. Gadyca. Gerai, važiuojam toliau. Ne, dar jis turi Dar? vieną klausimą. Bet iš Šapulę tai keliauja vieną kartą, bet ačiū, kad uždavė kelis klausimus. Jei ne paslaptis, Taip. kokią programą tu naudoji? Aha. Kūrėm bitus, aš naudoju daugiau geležį, būtent MPC. Tai yra mėgstamiausias mano darbo įrankis, su ko daryti. Bet taipogi aš turiu ir tokį kaip be MPC. Nors aš turiu iš tikrųjų kolekciją MPC. Nuo MPC 60, MPC 1000, nuo kurio ir pradėjau. Bet dabar jis yra pabombintas, paturbintas, tas MPC. Tuningas. Tuningas, jo. 2000 XL. Kas dar? MPC Renesansas. Ir čia yra dabar naujos generacijos MPC, tai MPC One Plus. Ja, bet taip pat aš ir dariau bitus ir su Machine tuo kontroleriu, ten jis daugiau kontroleris, nes nėra standalone mode. Tai taip pat turiu SP1200, Ensonicų Apps 16+, Akai S950 ir 900 irgi sampleriai, bet jau ten nėra padų, jis tiesiog kaip tokioj dėžiai. Ir dar Roland MV8800. O ką jeigu bachūras nori namuose bitus daryti ant software? Tada jau bent jau pasiūlyk kokį nors. Gali pradėti nuo Fruity Loops. Opa. Jo, nes aš taip pat ir naudoju ir būtent jau ir Fruity Loopsą kars nuo karto. Fruity Loopsą, Logicą arba Pro Tools. Šis tokios programos, kurias aš naudoju. Sėkmės darant bitus. Andriau. Tikiuosi atsakiau tavo klausimą. Aš irgi. Važiuojame toliau. Arvydas Gumuliauskas. Zulu Rock One. Taip. Tavo nuomonė geriausias beatmakeris all time. All time. Iš tikrųjų labai lengvas klausimas, nes aš jau esu rašęs ir pas save Instagrame savo top 4, kurie tikrai mane labai inspiravo. Bet pirmas ir visų laikų geriausias beatmakeris tai yra DJ Premieras. Esu didelis fanas. Labai tokie paprasti, lengvi, žiauriai esu didelis fanas. Tai DJ Premieras būtų all the time beatmakeris. O taip. Bet galiu dar paminėti ir šiaip tai ir tą top 4, ką aš rašiau. Tai yra antroje vietoje Peter Rockas. Trečioje vietoje yra Lord Finessas, kuris mane būtent inspiravo su SP1200. Ir ketvirtoje būtų Large Professor. Ir jo tas žiauriai patiko jo video apie YouTube masą pylą Large Professoro, kaip jisai padarė bitą. O tas irgi, būtent tas video mane dar labiau inspiravo. Tai
Pagarba visiems šitiems su mano top. Pagarba. Pagarba, Ropkė. Iškart Ropkė prisimenam. Važiuojame toliau. O, beje. Taip. O jeigu būtum pasirašęs prie Instagram kanalo, žinotum, o tavo Instagram kanalas ne tik po šito Reklama. video. Jo, bet jis ne tik po šito video, bet ir išeina audio formatu. Audio formatu jis išeina. Taip išeina. Pasakyk, hebrai. Dravus paškai. Dravus. Zulu_rock1. Ne, Beatmaker Zulu Rock One. Tu, короче, paškai nieko nesigaudai. Bitmaker Zulu Rock One Facebook'e. O Instagram'e? Zulu Rock One. Tiesiog Zulu Rock One. Kai aš teisingai buvau pasakęs, aš, короче, naglas buvau. Ha. MOG Records, važiuojam. MOG Records. Pagarba MOG Records. Linkėjimai Dvejetas ir Funk TM. Ir Funk TM. Man tavo tas klipas, va, kurį paleidai, va, čia visai ne per seniausias, prieš mėnesį. Kai. Man atrodo net mažiau, bet jo, kažkur ten. Jo. Kažkur taip. Man jisai žiauriai patiko, žiauriai inspiravo. Ten, kur tributas Bring the Pain. Ja. Jo. Ten, kur autobus. Ja. Va, žiauriai man patiko, didelė pagarba už tą klipą. No, iš mano pusės tau, karoči, pagarba Funk TM už tai, kad tu biški mano besiatrafuojantį protą lavinį, nes aš per kelis podcastus vis maišiau tavo vardą, nors puikiausiai pažįstu tavo kūrybą, o dabar matai šitam podcast'e iš karto Funk TM. Gerai, kad va dabar taip neteisingai nepasakiau, būtų prisistatau, bam, nu, karoči. Keliaujat į Šapulę, Hebra klausia. Taip. Kaip atsirado toks tavo nikas? O, nu gerai, pradėsim nuo to. Kad aš pradėjau piešti grafitį dar tais 98 ar 9 ten buvo metais. Ir tiesiog man reikėjo susigalvoti tą tagą. Ir man gimė tas pavadinimas Rebel of City. Rebel, tai bet jis jau, aišku, tagui jis biški per didelis, tai reikėjo abreviatūrą daryti. Tai ir patiko, ir ta rock, tiesiog ROC. Ir va taip gimė rock. Bet kadangi visada man visko trūksta pavadinimuose, bitose, kišenėse. Tai va, kažką ir va tas, va, kad visi dar tie tagai, ten visi žymėdavosi savo rajonus, skaičiais, tenai namo numerį. Tai aš tiesiog pasivadinau One. Būdavo rock ir vienetas. Bet paskui kažkaip va ir susijungė tas Rock One. Vienintelis ir nepakartojamas partizanas miesto. Jo, bet vat, kaip nebedariau jau grafinę, nebepiešiau jo, nes jau buvo miražas jau, tai tiesiog tas pavadinimas jau pasimiršo. Bet jis vėl atgimė, kai va pradėjau bitus kurti, pradėjau mokintis tos bitus kurti ir vėl pradėjau piešti grafitą. Ir piešti, daryti va trafaretus. Ir va tada va vėl tas pavadinimas iškilo. O po tavo įstojimo į Zulu pasidarė Zulu Rock One. Taip, va būtent, va, po mano įstojimo būtent Zulu dasidėjo. Tai kaip gerai, kartais kulka pertraukia, karoči, tinkamų metų, ne? Nes būtum pamiršęs. Ne, nebūčiau pamiršęs. Ir Hebra nebūtų žinojęs. Dar nedaviau iki to, tu jau iš karto pradėjai savo klausimus. Atmaskės, Hebra. Ne, neatmaskės. Gerai, karoči, tėvai, nepyk. Nenoriu prasileisti. Važiuojam. Toliau, ar tu dar nori pakalbėti, kaip tapo Zulu Rock One? Važiuojam. Karoči, sesės... Tuo tu prasileisi, man atrodo. Karoči, išeina antras dublis kulka, karoči, su fingalu Bananu sėdė.
Be paaiškinimų. Tai paskui taip sėdėsi, jeigu pataikysi įstatymą. Paliubovų teisingai, britulė man. Aš tada taip, gal aš dabar su... Ne. Tai kitą pusę žiūrėsi. Turėsi žiūrėti. Vietom keisimės. Gerai, čia biški toks nukrypimas. Karoči, sesė 7677, čia yra Aisas, Taip, jisai va. kuris jau laimėjo prieš tai. Nu taip, jis laimėjo būtent per Robo podcastą, man atrodo. Jo. Aisai tau pagarba. Palibom pagarba, ačiū už tai, kad kai darė grafitį, nupiešė ant sienos, štaginant, tai va, ta prasme, kuvėrą. Ir paskui man atsiuntė būtent tą nuotrauką. Labai ačiū tau už tai, kad reprezentuoji tai. Pagarba. Pagarba. Ai, pala, aš jį įmečiau. Nu, karoči, aš tave įmečiau, bet klausimą neperskaičiau. Nu, nieko, Norėjau traukti atgal, žiūriu, ten jau 4 dabar su sesė, su Aisu. Kaip tapai Zulu Nation atstovu? Hebra, įsipilkit arbatos, karoči, kavos. Ne, aš trumpai, kad neįsiplės, nes jau taip per didelis podcastas gaunasi. Tai va, Zulu Nation iš tikrųjų aš tapau ekspromptu, visiškai ekspromptu. Kažkaip, aš apie Zulu Nation jau 90 ten pabaigoje, kada jau pradėjau plotną domėtis, karoči, hip-hopo kultūrą. Va tada ir sužinojau apie Universal Zulu Nation. Tai, bet va, kaip aš įstojau, tai iš tikrųjų ekspromptu ilgą laiką. Taip, nežinau, kaip čia užėjau, galvojau, o kodėl aš vis tiek darau va, beatus, ten vis tiek man esu pastovęs su kultūra. Tai kodėl neįstojus? Tai aš iš karto parašiau e-mailą į Bronx, būtent į New Yorką, į Bronxą. Į pagrindinį ofisą jų. Ir tiesiog papasako savo istoriją ir sakau, aš noriu įstoti. Tai jie atrašė mane e-mailą ir nukreipė būtent į Zulu King Monko. Davė jo e-mailą, sako, jam parašyk, nes jis yra būtent UK chapterio kingas, būtent kuris tas, galima sakyti, vadovas to chapterio. Ir tiesiog jis man davė pilną informaciją, kaip įstoti, ką užpildyti, ką atsiųsti, ką padaryti. Va taip ir tapau. Iš tikrųjų toks gan ekspromptinis mano tas įstojimas gavas. Tai va, tai tiek turbūt su tuo. Ar dar kažko papildomai nuo savęs dar norėjau Tu matai, ką aš darau dabar? Tu mane taip stebi taip. Ne, bratulė, aš vapšė nesikišu, tipo, aš nebandau nuspėti, kada kalba nubaigta. Aš dabar duodu buferį laiko, kad tipo, galima Gerai. kalbėti. Gerai, gali kalbėti. Paškas strojina, aš jums sakiau prieš tai, o prieš tai nučiuose serijuose Paška visų strojina, karočią. Gerai, važiuojame toliau. Valentinas Streigys. Valentinai. 4628. Karočią taip darau, lyg geriau matytųsi, blėt. Klausė jis, mėgstamiausias visų laikų beatas. Jo, čia gerai. Iš tikrųjų, yra tų daug labai mėgstamų tų beatų. Bet kurį aš visada prisimenu ir turbūt ir pavadinčiau tą mėgstamiausią savo beatą, tai yra DJ Premier. Vėl DJ Premieras, nes aš esu didelis jo fanas. Tai būtų jo beatas ant gabalo NYG's, gabalas vadinasi Yadays AD. Tikrai superinis gabalas, tikrai man visada. Aš ir dabar kaip klausimas, kai tu perskaitai jo klausimą, man iš karto tas gabalas iš karto į atmintį įstrigęs. Man Paška parodė prieš 2 dienas. Žinokit, jisai net nežinojo to gabalo. Nežinojo to gabalo. Va toks, karoči, žinovas. Apšė, karoči, kūdas kreivas. Apšė.
Tai va. Į Kuprą man, karočiui, atnešė biškį naują gabalą, iš tikrųjų, ahuienas, hebridė, paklausykit. Varom toliau. Valdelio. Klausė. O jis klausė, karočiui, Valdelio parašė nestolpelio, o eilutėm bratulė ir man reikia Nu, surasti, davai, o parašė jis. O, kokie mandagus žmonės, karočiui, bratulė. Nors ir jūs iš didžiosios raidės labai senai, kaip ir kulka seku Instagram'e, neseniai tik išgirdau jūsų kūrybą. Klausimas jums toks, ar vis tiek sugebėtumėte pasakyti neigiamas savybės apie kulką. Nahui metam iš šapulės šitą klausimą podcastas, nahui baigtas. Nu, nestumk, reikia dar ir atsakyti. Va čia tai va klausimas, kuris, žinokit, jau užsikimš, nes to, kai pradėsi perdolinti tavo apie tave užkaisi. Davai, tu varyk. Tau reikia išsirinkti vieną iš visos tos puokštės. Visą tą grūzą, kurį laikai per metus, bet išsirinkti Žinok, kiekvienas žmogus turi tų neigiamų savybių. Ir nežinau, jeigu taip apie kulką, kartais būna jis toksai per karštai sureaguojantis. Nahui niekad taip nebūna, blė. Nepisprau tada pakalbėti. Tai iš karto valendam, tai. Strojina. Jo, biški, nežinau, gal ir tai ir yra gal ta. O čia toks klausimas, kurį reikia gerai pamastyti, kad neprašaut. Jo. Tyla. Jo, taip galime ir užmėgti. Per karštas, karočiui, ne? Nu, greičiausiai, jo. Čia yra tiesakė, blytė, iš tikrųjų. Ne? Iš tikrųjų, jo, per daug sureaguoja, kas iš tikrųjų, nu, bereikalo. Karočiui, hebra, o kas nežino, bratulė, daug pitakam. Nes be abejo, kaip Paška ir sako, mes turim visi tokių neigiamų savybių. Yra. Ir va, aš labai dėkingas, palaimintas, kad Paška, karočiui, yra šalia manęs, nes jis mane subalansuoja. Jis yra labai ramus žmogus. Labai ramus žmogus, labai išmintingas. Nu ir va dar, kad tu, kaip čia pasakyti, nu teba ne. Gerai, nesvarbu. Jau galvoju, į antrą bonusų, karočiui, net neprašo žmogaus, karočiui, kalbėti hujovai. Karočiui, tu prikiniu apšė. Tu man sakai neigiamą savybę, aš tau dėkingas, dar, karočiui, va, pamiršau, bratulę. Nu, davai, sakyk. Ne, davai, viskas gerai, toliau važiuojam. Nesvarbu. Ne, aš apie bratulę, žinau, yra sunku pasakyti, o tos neigiamas. Ne, bet mes kai hebridai. Bet čia iš tikrųjų ačiū to Valdelio už šitą klausimą, nes blemba, toks tikrai truputį yra, nu, ir asmeniškas, aišku, pasakyti. Bet jis man žiauriai patiko jis. Geras klausimas. Geras klausimas, kurį labai man yra žiauriai sudėtinga pasakyti. Jo, ne, geras klausimas. Žiauriai atsakyti, žinot. Nes aš patvirtinsiu tai, ką Paška sako, nes mes ir prieš porą dienų, kai mes išvarėm, kaip senais gerais vakarais pasėdėti kartu ir pakalbėti. Ir aš kalbu iš savo perspektyvos, norint į save įsigilinti. Ir Paškai pasakoju, ką aš apie save galvoju, ta prasme, ar kaip tu manai, Paška, ar aš teisingai apie save tavo galvoju. Nu, įsigilinta, ne, ir Paška sako, ne, bratulė, karočiui, ne taip, ir pasako man tiesiai šviesiai, kaip yra, ir va tie keli tavo žodžiai, žinai, jie iš tikrųjų priverčia mane susimastyti, ir kaip galų gale vakaro, kaip eilinį kartą, aš sakau, jo, tu teisus, man reikia, karočiui, biškį permastyti kai kurios dalykus, ne, tad bratulė, dėkui tavo dušai, iš tikrųjų, dėkui dušai, kad va yra. Tu esi artimas žmogus, kuris nebijo pasakyti, kas ir kaip. Nu, pas mus, pas abiejus toks bendravimas atviras, ta prasme. Nu, mes galim pasiginčyti, bet duodam viens kitam kelią, o kartais balansuojam viens kitą. Ir va, kai tu baigi kalbėti, aš įsiterpiu, karočiui.
Nu jo, taip ir yra. Juokauju. Ne, dėkui už klausimą, iš tikrųjų. Labai dėkui. Dėkui, kad tu esi. Va čia pats sudėtingiausias klausimas. Jo. Pakol kas gal bus dar sudėtingesnis, aš nežinau. Aš žiūrės. Jįbat, bratulė, mes kol kalbėjom, aš ALD įmečiau, man atrodo jau. O! Ja. ALD klausia. Dovanokit, hebra, karočiui, skelsiu vis, blė. ALD klausia Zulu Rock One, kiek kainuoja tavo daromi instrumentalai? Aha. Vėl atgal šapulio ALD. Nu žiūrėk, aš iš tikrųjų neturiu tokios pastovios kainos. Su manim visada galima susitarti dėl instrumo. Ir tai, bet vis tiek tai būtų ne mažiau 40 svarų, nes aš praleidžiu prie to laiko. Tai va. Tai, sakykime, nuo 40 svarų ir taip toliau. Bet su manim visada galima susitarti. Ir niekad nepasigailėsit. Nu, tikiuosi. Aš žinau, iš savo patirties sakau. Važiuojame toliau? Važiuojam toliau. Hniza ar Hniza klausia, Zulu Rock One, kas tau suteikia energijos, kai jos pritrūksta? Red Bullis. Ant sparnų. Oi, tu reklama. Ne, jokia reklama, tiesiog mėgstu šitą gėrimą. Aš žinau. Tai va, o šiaip tai buvimas būtent su savim kur nors parke, o sėdint ant suoliuko. Man tai duoda ir įkvėpimo, ir tą pagalvoti apie viską. Savotiška meditacija, ne? Savotiška meditacija gaunas. Tai va, tas man suteikia. Tai va. Gadysi. Toks būtų atsakymas. Geras atsakymas. Klaipėda Rek. Hebrytė jau yra laimėję, man atrodo, ne? Aš jau pamiršęs, karoči. Taip. Taip yra. Jo. Ai, mes dar neturėjom sakyti, nes tas podcastas dar neišėjo, bet šitas išeis po jo vis tiek. Jie laimėjo vakar per Eriko podcastą. Per The Flow. Ir jie tavęs klausė, va, Klaipėda Rek. Ne per The Flow, jie laimėjo būtent Per The Flow. Eurizą. Ne. Kad? Ai, gal jie antrą kartą laimėjo per The Flow? Jo, jie laimėjo Nežinau. per Eurizą, teisingai. Nu, kad, karoči. Ja. Ne, pohui yra. Klaipėda Rekords. Vakė, Brytė, va, jūs esate. Ne, biškai. Situacija prajuokina. Važiuojam, klausiu, Zulu Rock One, įsimintiniausias įvykis, akimirka, kuri nutiko rašant ir įrašinėjant gabalą. Nu, žiūrėk, aš neįrašinėjau gabalų, aš nestoju prie mikrofonų, bet teko bandyti pastovėti prie mikrofono būtent pernai, kai buvo įrašomas būtent tas Safaris. Kai man reikėjo įrašyti būtent 2 eilutės, prie kurio aš turbūt bandžiau, nežinau kiek kartų, kiek ten tų dublių gavosi pas mane. Ir galiausiai aš nieko neįrašiau. Būtent va, bus stovėdamas prie mikrofono, prie to tinklelio. Ir nieko neįrašiau. Tai galiausiai išėjau iš studijos, paėmiau telefoną, įrašiau į telefoną savo tas 2 eilutės ir paskui tiesiog įrašėm. Bet kiek man kainavo tų nervų įrašyti. Tai va. Aš papildysiu, Hebrytė. Įsimintiniausias, jo. Tai papildyk. Aš papildysiu, kad tai nebuvo, ta prasme, kaip repavimo 2 eilutės, tiesiog tarp tų iš 2 partijų yra gabalas padarytas. Kas klauso Safari, tas matė klipę būtent telefoną. Jo, o kas neklausė, eikit paklausykit būtinai. Ir mes norėjom, kad Paška įrašytų į mikrofoną ir po to padaryti filtrą telefono ant jo, ne? Bet gavosi dar geriau. O gavosi dar geriau, Paška tiesiog galų gale įrašė į telefoną ir telefoną prie maiko pridėjo ir įrašė iš karto be jokių filtrų. Va, tokie reikalai. Nu va, ir visi klausimai.
Man atrodo, aš girdėjau, kad kamera išsijungia, Bratulė, duok man patikrink, o tu prižiūrėk Šapulę, kad nieks neįlystų. Ne, veikia kamera. Veikia kamera? Nu, Bratulė sako veikia, reiškia veikia. Bet kiek reko? O, balia. Davai, pradėk maišyti. 3,5 minutės. Spėsim. Tai va, maišom tada. O tu ką darai? Maišė, mačiaugi, kad maišėjai. Tu trauksi. Nu, tu sakyk stop. Ai, stop, trauk. Stop, trauk. Tada, kur būgnai? Aš žinau, kas. Kur būgnai? Kur būgnai? Arvydas Gumuliauskas. 227. Sveikinam tave, Arvydai. Aduši, brat. Taip, Tūlė. taip, kalbėjau. A, Ai, papildyk mane. Ačiū tau. Karoči, sveikinam tave, laimėjai albumą Purvas, kuris šiais gegužės 1 dieną ir taipogi nuvaryk į q-ver.brand.com ir išsirink bent kokius marškinėlius, bent kurio paros metu, nes kai matai, q-ver yra live 24/7 live ir q-ver yra urbanas, tad išrink bent kokius marškinėlius, kokių tik nori, bent kokį dydį, parašyk paškai arba man į Instagramą, Facebooką, gali palikti komentarą po šito video ir pasiūsim tau taipogi marškinėlius. Sveikinam tave dušai. Nu ką, ir štai mes artėjame prie podcast'o pabaigos. Paška, kadangi tu buvai menedžeris ir aš tiek daug kartų pamirštu visokius dalykus link pabaigos, tai be abejo jau žinai, kad aš dabar negaliu užbaigti podcast'o. Be dovanos. Be dovanos. Bet žinokit, aš dar nemačiau tos dovanos, tai man irgi yra surprizas. Paška mane visą, hebrytė, aš atvariau prieš 7 dienas, ne, prieš 6 dienas ir Paška jau žinojo visą idėją ir jis mane kiekvieną vakarą, tai tu man tapot, kad tu man ten padovanai, viso takoje. Ir kai aš tokiau tai paslapty, Bratulė, kadangi hebrytė mūsų Aurizai Blingas atėjo, The Flow atėjo Blingas, tu tai Blingą turi Rockwoną, bet aš tau vis tiek atvažiau ledo biškį, žinai, bet tik tais ne ant kaklo, Bratulė. Karoči, tu man esi čempionas, Okay. o čempionas turi vaikščioti su kuo? NBA čempionų žiedas. Nu, čia ne NBA čempionų žiedas, bet čia yra čempionų žiedas tau, Bratulė, karoči, atdušai, tu man esi visą laiką būsi čempionas. Jo, dėkui kulka. Bratulė, atdušai. Tikrai nuostaba. Tu man kaip kraujo Jo, brolis, tu va. man šeima, Bratulė. Aš dabar va visiems buvo parodęs savo tokį va. Neapakink hebras. Zia. Tikiuosi gerai matosi. Jo, dėkui tau kulka, jo, nustebinai. Aš galvoju kažką irgi iš tokio, bet sakai, ne Blingas dabar, kurį čia man pirštą užsidėti. Bum. Bum, zia. Oi, gadyca, Bratulė. Jo, dėkui tau už tai, jo, nustebinai. Dėkui tau, kad tu ir padedi visą laiką su visko ir su podcastais tais pačiais, su klipais, su muzika, aplamai, kad esi Bratulė, esi šalia, man jau vien tik tai priduoda labai daug stiprybės, Bratulė, iš tikrųjų, kad yra tokie artimi žmonės šalia. Žiūrim dabar, žiedą, kad aš į pochą jau, jam kalbėk, ką nori. Žiedą, žiūri. Va, ir dėkui visiems, kas buvot prisijungę, hebra, prie visos šitos serijos. Dar laukia paskutinis epizodas turbūt su manim, kai aš tiesiog atsakinėsiu į klausimus, nes istoriją daug mažiau dabar papasakojom, bet šitą aplamai visą reikalą be filtro mes tęsime toliau. Yra daug norinčių veikėjų ir personų, kad mes tęsime toliau, tiesiog ne taip dažnai kaip dabar. Bet laukite mūsų. Nes vis dėlto idėja tai buvo tik tai būtent prieš albumą, bet iš tikrųjų sulaukė tikrai tų norų iš kitų žmonių, kas norėtų irgi sudalyvauti. Jo, na ir dėl to mes šitą podcastą dalinam į kelias dalys jau dabar, nes mes žinom, kad mes tiesiog tęsim toliau, tad, kad hebrytė tiesiog priprastų prie formato turbūt.
nes jautriem žmonėm labai sunku, žinai. Čia tokie skersvėjai putinėje, bratulė, čia magistralės neperšoksi, tai ble. Pa Jonavenskį, kebra, Jonavenskį supras. Karoči, dėkui visiems, kad buvot prisijungę, dėkui kiekvienam, kas žiūrėjote, kas palaikėte, heiteriam, jums irgi be abejo, dėkui labai, duodate stiprybės, mes važiuojame toliau, bankės auga ir bankas. Ir ką aš galiu pasakyti, iki greito susitikimo, pagarba visiems, sveikinam visus laimėtojus. Čia buvo Jonavos fronto kronikos ir mes labai tikimės, kad po to, kai mūsų balsai nutils, kad atsiras naujos kartos, kurios įrašys dar geresnės Jonavos kronikas ir turės daug daugiau gerų istorijų papasakot negu mes, ne? Taip. Daug pitaka, bratulė. Visiems pagarba.